Aišku, jūs tūkstančius kartų girdėjote apie Vilniaus kino festivalį Kino pavasaris. Tačiau ką girdėjote apie festivalio programą šeimai? Šį savaitgalį Vilniuje kino teatre Forum Cinemas Vingis nuo pat ankstyvo ryto laukiame programos šeimai pristatymo. Šeimai su mažesniais vaikais skirtas filmas Mažieji padaužos pasakoja apie mažuosius, kurie nenori būti vidutinybėmis. Šeimai su didesniais vaikais filmas Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė apie lakios vaizduotės 10-metį išradėją, kuris kartą yra pakviečiamas į Vašingtoną atsiimti apdovanojimo už amžinojo variklio brėžinius. Jaunasis išradėjas pabėga iš namų ir įspūdinga kelionė prasideda. Šeimos programos filmai įgarsinti lietuviškai, tam, kad juos suprastų ir tie, kurie nemoka skaityti subtitrų. Kai tėvai ateina į kiną, jų vaikai gali būti užimti laikiname darželyje. Ir šiek tiek atėjus anksčiau prieš kiną, galima atvesti vaiką ir palikti tol, kol vyks kinas. Vilniuje kino teatre Forum Cinemas Vingis tėvai palikę vaikus laikiname darželyje gali žiūrėti filmus. Šeštadienį buvo pristatyta Viasat komedijų programa. Viasat komedijų programa yra palengvinimas žmonėms, kurie nori tiesiog gero, pozityvaus, nuotaikingo filmo, kuriame gali juoktis. Ir tai tiesiog įsirinkit bet kurį filmą iš šitos programos, gali ateiti ir gera nuotaika jums bus garantuota. Komedijų programoje pristatoma 11 juostų. Nekropolio simfonija. Šiame miuzikle komedijoje džiaugsmingai šoka ir dainuoja ne tik kunigai, duobkasiai, karstų medžiotojai, bet ir naktimis prisikeliantis išėjusiųjų choras. Kadangi čia komedijų festivalis, gal galit pasijuokti? Nenori neringo pasijuokti. Pasijuokti gal galit pasijuokti, jūs gal? Kartu pasijuokiau. Taip, 3-4. Ir su jumis. 3-4. 3-4. Mažoji mirtis. Nevulgari komedija apie orgazmą ir skirtingus būdus jį pasiekti. Visi iš pažiūros paprasti žmonės taip karštai užsiima reikalais miegamajame ir taip trokšta ekstazijos, kurią prancūzai vadina Le Petit Mort, mažąja mirtimi. Gal galite pasijuokti? Ne. Dar kartą pabandom. Ką mes veikiame šešėliuose? Ši komedija dokumentikos stiliumi pasakoja apie tikrus vampyrus, tikrame šiandienos pasaulyje ir apie problemas, su kuriamis susiduria vampyrai. Pasijuokti? Pasijuokti. Reikia filmą pažiūrėti, bus tada juokinga. 1, 2, 3. Jūs kaip pažiūrėsite filmą? Jo, žinoma. O kaip tada juoksitės? Vieną dieną Dveinas netyčia vaizdo kamerą užfiksuoja paštininko Džordžio žmogžudystę. Jam atsiranda galimybė gauti $100 000 apdovanojimą už nufilmuotą nusikaltimą. Kupinas vilties vaikinas nuneša filmuotą medžiagą pas šerifą. Tačiau Dveino svajonė pasipelnyti blėsta, nes niekur nerandamas paštininko kūnas. Prasideda paini painiava. 3, 4. Labai netikėtas prašymas. Visai nesvarbu, kaip juoksitės žiūrėdami vieną iš 11 komedijos programos filmų. Svarbu, kad juoksitės visi.